dažnai naudoji lietuvių liaudies vaistažolę savo kasdienybėje? Taip, kiekvieną dieną. Kokias vaistažolės dažniausiai renkiesi ir kodėl? Ramunėlės, mėtas, arbatai. Vaistažolės dažniausiai renkies ir kodėl? Žalias, nes sveikai atrodo. Kokias vaistažolės naudoji? Ramunėlės, valerijoną, Kodėl jas naudoji? kad stresą numalšinti. Dažnai naudoji lietuvių liaudies vaistažolės. Taip, labai dažnai, kiekvieną vakarą, kiekvieną rytą, kiekvieną dieną. Kokios tavo yra mėgstamiausias? Mėtos. O esi rinkęs vaistažolės pats ar dažniausiai perki iš parduotuvės? Ateinu iš parduotuvės pasimti ar nusiskinu iš kaimyno. Pati renki vaistažolės gamtoje ar perki iš parduotuvės dažniausiai? Dažniausiai perku, bet būna, jeigu močiutė iš, pavyzdžiui, kaimo grįžta, tada perduoda. Ar manai šiais laikais jaunimas domisi apie vaistažolės? Ne, Kodėl? todėl nes neįdomu. Kaip manai, ar šiandien jaunimas domisi vaistažolėm? Nemanau, kad domisi. Kodėl manai, kad jie nesidomi? Nes gal per mažai informacijos apie tai? Kaip vertini vaistažolės lyginant su šiuolaikiniais vaistais? Manau, kad šiuolaikiniai vaistai yra efektyviau už vaistažolės. Kodėl? Nes jie gal labiau yra ištirti ir vis tiek ištestuoti specialistų, tad gal tikraisiais medicinos vaistais galime pasitikėti labiau. Vertini vaistažolės lyginant su šiuolaikinė medicina? Aš manau, kad šiuolaikinė medicina vienareikšmiškai yra daug efektyvesnis ir greitesnis procesas, tačiau jie piknaudžiauti taip pat nereikėtų. Tai, manau, daugeliui vaistažolės, tam pavyzdžiui, valerijonas gali būti puikus resursas vietoj cheminių medicinų, kurias mums pateikia daktarai. Bet aš asmeniškai vartoju tik tai mediciną tradicinę, ne vaistažolės. Iš kur sužinojai apie jų naudą? Ar iš šeimos, knygų, interneto? Aš turiu draugę, kurios mama šitoj srity labai gerai viską supranta, jinai man pasako ir močiutė. Kokį patarimą duotum žmogui, kuris norėtų pradėti naudoti lietuvių liaudies vaistažolės? Manau, kad reiktų pirmą apsiskaityti, kokios jam būtų veiksmingos ir kurios padėtų, ką jis nori, kad padėtų. Tiesiog arba į vaistinės nueiti pasikonsultuoti. Ar dažnai naudojate lietuviškas vaistažolės savo kasdienybėje? Taip, Kokias? 3-9.